Pirmas, lapeliai. Lapeliai yra jėga. Ir tą patvirtino dešimtis agentų, šimtai agentų turbūt, kuriuos aš esu mokęs, kai jie atrasdavo tą, reiškiasi, reklamos būdą, lapeliai, labai visi nustebdavo, kad tokiom primityviom atrodytų priemonėm galima gauti labai gerą efektą. Lapeliai jėga. Kodėl jie yra jėga? Todėl, kad lapelių dėka yra pasiekiami labiausiai motyvuoti pirkėjai. Kas tie lapeliai? Lapeliai paprastas dalykas. Jeigu paimti A4 formato lapą ir jeigu jį, reiškiasi, perlenkti į 4 dalis, tai ant šitokio lapelio užrašyti skubiai parduodamas 3 kambarių butas jūsų, ten, sakykime, rajone ar jūsų name. Ir tokius lapelius apklijavus gal, sakykime, 50, 100, 200 namų apie jūsų, sakykime, teritoriją. Čia šiuo atveju kalbam apie butus. Jūs pritrauksite tikrus potencialius pirkėjus. Nebūtinai bus, aišku, ir agentų skambučių, bet tai vat, lapeliai šitokie klijuojami, skelbimų lentos ar ant sienų negerai klijuoti, bet būna, kad kai kurie daugiabučiai naudoja jau sienas kaip, aišku, reikia daryti tai protingai, neklijuoti ant švarių ir dažytų sienų, neklijuoti ant durų naujų ir taip toliau, ypač su lipalu, ne? Bet skelbimų lentuose, kas trukdo. Ir po to galima dar netgi 4 kartus mažesnį tokį lapelį ant tokio lapelio ir įmesti į pašto dėžutes. Bet man atrodo, dabar jūs turit pasidomėti, lyg tai yra Lietuvoje jau įstatymas, kad neleidžia, ar ten turi jie parašyti, ar kažkas tai tokio. Bet sakykime, jeigu tokį lapelį priklijuotą skelbimo lentoje, labai greitai nuplėš nekilnojamo turto agentai ar netgi to namo gyventojai. Tai mažiuką tokį lapelį įmetus į pašto dėžutę, jau jo neištrauks taip greitai nekilnojamo turto agentai, nes jau ištraukti, įmesti gali, ištraukti nebeištrauksi. Bet tai yra labai veiksmingos priemonės. Reiškia, kodėl tie lapeliai tokie yra veiksmingi? Todėl, kad aš jums pateiksiu tokią statistiką. Vien tik tai Klaipėdoje per metus mes skaičiavom, yra turbūt iššvaistoma lapelių karui apie 30 000 eurų per metus. Ir daugiau, vien tik tai popieriui. 30 000 eurų. Kaip jūs galvojat, kodėl tokie pinigai yra dideliai išleidžiami? Todėl, kad kai kurie iš tų lapelių pasistato namus, nusiperka butus ir taip toliau iš tų lapelių. Čia šito atveju, kai ieško pirkti butą. Mes dabar kalbame, kaip parduoti butą. Bet kokiu atveju kad parduoti butą, įsivaizduokit taip. Jūs parduodate butą konkrečiam daugiabutį. Ir į šitą daugiabutę ir į gretimus daugiabučių savaitgalį atvažiuoja vaikai, atvažiuoja draugai ir taip toliau. Ir kas sumokės didesnę kainą už jūsų butą? Ar dukra, kurios mama gyvena gretimam name, ar žmogus, kuriam nesvarbu, ar tam name, ar gretimam name, ar netgi tam mikrorajone, ar kitam, kas sumokės didesnę kainą? Aišku, sumokės dukra. Kodėl? Todėl, kad jinai jau moka ne tik tai už jūsų turto kainą, jinai moka už tai, kad mama šalia gyvena. Jei tai padaro pridėtinę vertę ir labai didelę, aišku, jinai to jums nesakys, bet jeigu jūs lapelius apklijuosite visą tą mikrorajoną ir tai darysit sistemingai, jeigu jūs vieną kartą apklijavot ir pamiršot, ne, darykit tai porą kartų į savaitę, nes agentai nuplėšys šitos lapelius. Kodėl? Jie klijuoja savo ir jie taip susirenka pirkėjus. Tai va, žodžiu, kokios tų pagrindinės sąnaudos yra laikas, nes popierius ir klijai kainuoja centai. Ne? Tai va, žodžiu, tie lapeliai yra labai galingas instrumentas, niekas apie tai per daug nekalba. Tai yra pagrindinis instrumentas tų vadinamų pirikūkų, kurie perka nekilnojamą turtą, ir agentų. Vienas iš pagrindinių instrumentų, agentai, kurie sekasi, pastoviai yra klijuojami lapeliai, skrajutės mėtamos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir darykite tai sistemingai, nes jūsų lapelius turi nuliūdinti, nuplėšti.
Apklijuokite apie 100-200 daugiabučių, kuo daugiau, tuo geriau. Namams dabar, jeigu kas namo savininkas, labai sėkmingai veikia įsmeigiami tokie, sakykime, dvigubo gal didesnio dydžio, va tokie įsmeigiami skydai, kur parašytas skubiai parduodamas namas, įsmeigiai ten tam ant sankryžų mikrorajone prismeigia tokių ženklų, sakykime, tam tikroje teritorijoje, ir irgi duoda labai gerą efektą. Šitie ženklai ilgai irgi negyvena, kadangi mes gyvenam Lietuvoje. Sakykime, dauguma, šiuo metu kalbam apie Lietuvos rinką, ne? Tai tie ženklai yra nuplėšimi, nunešami ir taip toliau, nes visi puikiai supranta, jeigu tavo namą nupirks, tada kaimyno gali nenupirkti. Tai va, bet šiuo metu aš norėjau pagrindę koncentruotis, aš žiūrėjau 6 minutės video, tai yra, dar kartą noriu pabrėžti, tai yra labai efektinga priemonė, labai galinga priemonė. Ir visos sąnaudos yra tik tai laikas, nes tų lapelių tenai išlaidų daug, turbūt popierius yra pigus, kopijos yra pigios. Aišku, nereikia rašyti ranka, kaip kažkas paėmė, pradėjo rašyti ranka. Ne, pasidarai ant šitokio 4 tokius lapelius, nusinešė į kopijavimo paslaugas, pasidarai, atsispausdinai 100 ar 200 tokių lapų ir turi 400, 800 ar 1000 tokių lapelių. Ir ten 100 kopijų turbūt, aš nežinau, kiek čia kainuotų, gal kokie 3 eurai. Tai va. Naudokit šitą priemonę, duokit žinoti, duokit po šito video, kai jūs gausite efektą, kai o galbūt kažkas parduosite butą ir parduosit labai brangiai, rašykit po šito video komentarą, susiraskite video vėl, parašykit komentarą ir man bus įdomu girdėti istorijas, kas už kiek pardavė, be agentų pagalbos, kas už kiek pardavė savo butą ir kaip sėkmingai, kaip greitai. Dar yra geras dalykas šitų lapelių, kad tai suveikia labai greitai. Nes tik tai, sakykime, jeigu vienas gal ilgiau užtrunka, jeigu šeima, tai nueikit 4, išsidalinkit po 50 namų, per porą valandų, supranti, jau 200 namų apklijuota ir jau tą patį vakarą, jeigu lapelius klijuosite nuo 4 iki 6 valandų tame tarpe, žmonės grįžta, jie iš karto skambina. Galima tos nuplėšumus klijuoti, galima tiesiog be nuplėšumų klijuoti. Kodėl tie nuplėšumi buvo svarbu, kai žmonės namuose turėjo tos sukamus telefonus. Dabar visi turi mobilų telefoną rankos, tai arba nuotrauką pasidaro, arba iš karto jums skambina. Tai 2 valandų, čia yra labai greitas efektas. Sakykime, 2 valandų bėgiai apklijavote 200 namų ir jums iš karto gali būti, kad susilauksit 20 skambučių, iš kurių galbūt 2, 3 ar 5 pirkėjai bus tikrai rimti potencialus, jiem reikia tam rajone, toj vietoj ir jie pasiruošę jiems sumokėti aukščiausią kainą. Klausimas, kaip patekti, yra kodinės tos spynos, kaip patekti į daugiabutį. Ogi labai paprastai, dauguma kodų yra surašyta ant durų, kairiai ar dešiniai durų kamputėje arba ant sienų. Reikia tik tai ramiai prieini, pasižiūri, reiškia, kur yra užrašytas kodas ir paspaudi ir įeini, arba palauki, kol žmogus, arba kitas dalykas, kodai dažniausiai, turėkit omeny, kad populiariausias durų kodas Lietuvoje turbūt yra 38, tai yra per vidurį, spaudi 2 skaičius, 38, spaudi turbūt iš 10 atvejų vienas tikrai pateksi. Kitas dalykas, kadangi yra senų žmonių gyvena namuose laiptinėse, ar ne, tai reiškia, jiem padaro, kad nereikėtų tų pirštų rinkti, tai jiem padaro arba 3 iš kairės, arba 3 iš dešinės, arba viršutinius 3, arba apatinius 3, arba prie. Tai, žodžiu, galima tiesiog va taip delnu paspaudinėti, duris atsidaro. Žodžiu, aš nelabai įsivaizduoju, kam tas kodinės, tas su mygtukais kodinės duris daro, turbūt akliem žmonėms, kurie nemato. Kitas dalykas, žiūrint, tiesiog pasižiūri į tos mygtukus, reiškiasi, tie, kurie yra dažniausiai spaudžiami, jie būna nutrinti labiausiai, kiti būna tokia mini rūdės, šiek tiek aprūdėję, o šitie būna nutrinti, arba jie būna giliau išspausti, arba jie lengviau.
būkit šiek tiek detektyvai, jeigu norit gauti efektą, juk jūs nieko blogo nedarot, jūs neinat vogti ar kažką tai tokio, jūs ateinat tik tai pranešti informaciją žmonėm į jų namą, į skelbimo lentą, tai kad jūs parduodat savo turtą. Aišku, kai kurie gali labai piktinti, žmonės piktinasi, kad ateini ir kabini skelbimą. Iš tikrųjų, labai daug esu girdėjęs iš agentų, kad piktinasi, šaukia, rėkia, bet ne kartą nesu girdėjęs, kad kažkas pateiktų loginį argumentą kažkokią. Dažniausiai būna, ką čia šiukšlina, taigi yra skelbimų lenta, koks čia šiukšlinimas, ten yra 50 tokių skelbimų. Greičiausiai turbūt tai yra kažkoks tai elementarus pavydas, arba tiesiog įprotis žmogaus rėkti, pulti ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra nelaimingi žmonės ir, ką padarysi. Tokių įtarių Lietuvoje yra daug. Tai va, lapeliai. Kas nemokat naudotis internetu, kas negalit sau leisti pinigų, brangiai reklamai mokėti ir taip toliau, išleiskite 50 eurų popieriui ir sistemingai klijuokite savo mikrorajoną arba į kitus mikrorajonus, kas parduoda 3 kambarių butą, parduoda 2 kambarių, skubiai parduoda butą, abstrakčiai galite rašyti, jeigu abstraktus, daugiau skambučių sulauks. Aišku, tų skambučių bus ir iš agentų, ir iš spekuliantų, bet tokia atveju yra Google, eini ir rašai tą numerį į Google ir tau išmeta dar 50 skelbimų, tai yra agentas. Jeigu neišmeta to telefono numerį, irgi dar nereiškia, kad tai nėra agentas, bet tai gali reikšti, kad greičiausiai tai yra tikras pirkėjas. Ne? Tai va, ir 50 eurų investuokite kažkiek tai laiko ir jūs savo turtą parduosite 10-20% brangiau nei kiti nekilnojamo turto pardavėjai rinkoje. Aš sakau, aš žinau, 22 metai nekilnojamam turte. Ačiū už dėmesį, klausykite sekančių reklamos būdų, kurios taip pat yra labai efektingos. Iki.